Taigi, brangysios, santykiai yra labai svarbi tema. Ne tik namuose, bet ir darbe, nes mes darbe praleidžiam didžiąją savo dienos dalį. Netgi galima pasakyti, didžiąją gyvenimo dalį mes praleidžiame darbę. Tai jeigu mes einam į darbą su įtampa, jeigu einam kaip į mūšį, kaip į kovą, mūsų emocinė būsena silpsta, mūsų emocinė būsena, kai yra perkrauta, kai jinai jau nepaveža, tuomet mūsų kūnas pradeda sirgti. Taigi, kad tai nenutiktų, pasidalinsiu šiandieną su jumis konkrečiais elementais, kuriuos jau galite pasidaryti, kad ir rytoj ir pabaigoj, kurios išliksit smalsios, kantrios. Dar pasidalinsiu ir ko negalima daryti energetiniam lygmenį, kas iš tikrųjų yra netgi svarbiau. Tai brangiosios, jau matau, sveika Jolita, šaunu, gerai. Gerai, einam į temą. Taigi, jeigu tu esi jau sąmoninga moteris, bent jau save taip laikai, stengiasi, mokaisi, domiesi, galbūt lankai mokymus, investuoji į save, bet su tais santykiais, pati jautiesi juose nepakankama. Ir šiandieną daugiau dėmesio darbiniuose santykiuose. Tai nebūtinai samdomas darbas, bet galbūt tu turi kažkokius tai kontraktus su kolegom, su bendraminčiais. Nes tas darbinis santykis jis truputėlį yra kitoks negu grinai asmeninis šeimos santykis. Nors mentaliam lygmenį jisai kūriamas taip pat, bet šiandieną duosiu iš to praktiškų patarimų tiesiog fiziniam, realiam gyvenime, nes pati esu dirbusi samdomam darbe, pati esu turėjusi pavaldinių daugiau nei 30. Ir žinau, kas tai yra, kai tas negirdi. Ir lygiai taip pat turėjau savo vadovus ir labai gerai žinau, kas tai yra, kai tu esi nepastebėta, arba kai tau yra priekaištai, arba kai tu lieki po darbo, to vis tiek sako, kad tu mažai padarai. Aš buvau šituose taškuose, bet aš buvau ir kituose taškuose, kai aš susitvarkiau savo savivertę, apie kurią pakalbėsim pabaigoj, tuomet mane girdėjo ir tie, ir tie. Taip? Bet jau tuomet aš galvojau, ar aš noriu ten būti, nes jau man tuomet norėjosi pasauliui duoti daugiau. Taigi, brangioji, ir kol aš kalbu ir einu į temą, bus visai dėkinga, jeigu man pakomentuosit, kas jums sunkiausia darbe. Ar santykiuose darbiniuose, net ir jeigu nedarbiniuose, komentuokit, nes šita tema gimė iš praeito mano laivo, prieš savaitę dariau transliaciją santykių šeimoje, tema su vyru, su draugu, ir tiesiog buvo prašymas vienos moters, kad, nežinau, ar jinai dabar prisijungusi, kad padaryčiau būtent dėl darbo, nes niekas apie tai nekalba. O ypač atėjus į naują darbą, kur galima tikrai susiformuoti labai gražius, tvarius, ilgalaikius, pagarbius santykius su vertybėmis. Tai ir skubu padaryti, jeigu niekas jums tokios informacijos neduodavo, aš jos turiu. Man gera, brangiosios, man gera su jumis dalintis. Taip. Gerai, taigi jūs komentuokit, kas jums sunkiausia jūsų dabartiniam darbe, arba ko jūs bijot, kad aš irgi matyčiau akcentą, kur man dėti. Galbūt aš jau šiandieną jums pakomentuosiu apie tai daugiau, plačiau, arba tiesiog padarysiu atskirą susitikimą tai temai. Jeigu netgi ir ne viena pakomentuosit, kad kažkas jums aktualu ir sudėtinga santykiuose darbe. Taigi, brangioji, jau kaip ir pasikartosiu, esi sąmoninga, pas mane kitokių nėra. Moterų, kurios iki manęs ateina, jūs visos sąmoningos ir visos jau kiek galėjot į save įdėjot, kiek šiai minutei sugebėjot, kiek iki jūsų atėjo, jūs esat dabar, čia sekundė, tobula savęs versija. Dabar, šią sekundę. Bet jūs vis tiek esat žingeidi ir smalsi ir jums norisi daugiau. O kaip tos santykius įvaldyti, o kaip man plačiausiai atsiskleisti pasaulio, ar ne, kaip man jam daugiausiai duoti ir be to dar harmoningai, kad einant į veiklą su malonumu eičiau, kad nereikėtų iš vakaro bijoti ryto, nes reikės eiti į darbą arba į kažkokį tai santykį darbinį su kolega, kur tau labai sunku ir nemalonu, kur tau sudėtinga. Ar ne? Ir būna ne taip, kad santykiai būna
sudėtingesnis projektas negu pats darbinis projektas, negu pačios užduotis. Moteris myli savo darbą, labai myli, išsilavinusios, daug žinančios, bet jom įtampa kelia patį santykį su kolegomis arba su darbdaviu. Dar blogiau, jeigu esat vadovė ir jūsų negirdi pavaldiniai. Tuomet irgi yra labai sudėtinga situacija. Šiek tiek pakalbėsiu ir apie tai. Tai, brangiosios, taigi, einam į mūsų temą toliau. Vat kodėl vienos, iš tikrųjų, labai maža dalis, bet yra moterų, kurios eina į darbą su džiaugsmu, su smalsumu. O vat kitos nelabai laukia to ryto, arba taip laukia penktadienio, kad tik darbas baigtųsi. Ir tai susiję ne vien tik su darbo užduotimis, šiek tiek ir tai paliesiu, nes įtampa kelia ir užduotis darbe. Taip. Taigi, brangioji, jeigu tu darbe nuolat susiduri su iššūkiais, galbūt turi vadovą, kuris tau duoda daugiau užduočių nei kitiems. Vat pastebi, kad vat tau kažkodėl prideda, jau padarai ir dar, bet kažkodėl ne to kolegijai, kuri ten sėdi prie kito stalo, bet tau duoda tą darbą atlikti ir ypač sunkesnį. Ir nors savo pareigas atlieki uoliai ir tai, kad tu darai, tau patinka, bet retai sulaukia gero įvertinimo. Dažniau tai būna kritika. Ne? Vat ypač šitas mano susitikimas su tavim tau bus tinkamas. O galbūt esi vadovė, kurios neklauso pavaldinių, kartojus ar ne, ir kodėl tavęs tie pavaldiniai neklauso, brangioji. Galbūt tu dar nesi, bet gal būsi, todėl paklausyk, pravers. Arba pasidalinsi su kažkuo informacija. Nes tau norisi būti gerai ir demokratiškai. Ir tau sunku pareikalauti, nes viduj ta gera mergaitė, kur nori visus mylėti ir savo pavaldinius mylėti, o vadovas, jau pat žodis sako vadovas, vadovė turi vadovauti. Taip. Ir jeigu tu pakeli balsą prieš kolegą, po to labai blogai jautiesi. Ne, ar atpažįsti kažkur save? Tiesiog man pažymėkit, kur save atpažįstas, aš vėlgi žinosiu arba per šį laivą, arba per kitą, kur man daugiau duoti dėmesio. Taip, kad aš tave įkvėpčiau išeiti iš tos būsenos, kur tu esi dabar ir kur tave darbiniai santykiai netenkina. Taip. Ir ypač jeigu vyksta kivirčas, konfliktas ir tai tave labai išsekina. Ir tau vis atrodo, kad kolegos sparčiau ir geriau susitvarko su užduotimis, nei kad tu pati. Ir blogiausia, kad nors ir esi išsilavinusi moteris, susiduri su pykčio bangomis ar susierzinimu nuo tam tikrų kolegų. Vat būna žmonių, ar ne? Vat šalia esi ir negali, tiesiog net jau kūnas reaguoja. Ir nors daug dirbi esi atsidavusi tam, ką darai, tačiau vis nesijauti pakankama. Taigi, kur viso to brangioji šaknis? Kad ir kaip būtų liūdna, bet mieloji tavyje. Ir aš tikiu, kad kiekviena moteris gali jaustis gerai ir netgi puikiai darbe ir būti vertinama savo kolegų, darbdavių ir pavaldinių. Taip, aš tai patyriau. Kadangi aš savo, tuo metu aš siuvyklai dirbau kaip meistrė, kaip padalinio vadovė, aš labai mylėjau tas savo siuvėjas. Ir aš praeidau per cechą, mano pilni kišeniai būdavo saldainiai. Jos man taip išreikšdavo savo meilę. Ir išmokau aš po to iš jų ir pareikalauti ir su tą meilę. Taip, nes čia yra maža paslaptis, kodėl jos mane mylėjo. Ne dėl to, kad aš ant jų nerėkdavau ar nekeldavau balsą, nes man tai buvo nepriimtina. Dėl kitų dalykų jos mane mylėjo. Jos tiesiog išduosiu, kad prakalbau. Jos mane mylėjo, tos, kurios mylėjo, todėl, kad aš jas mylėjau. Taip? Nes man kiekviena žmogus, kiekviena moteris yra brangi. Bet tiesiog aš jau tada suvokiau, kad žmogus yra daug daugiau, kad tai yra
Tai yra didelis stebuklas ir kad žmogus gali daug sukurti, bet iš meilės, ne iš prievartos. Dabar grįžtam prie santykių darbe, nes jaučiu, kad jau mane traukia kalbėti kitomis temomis, bet šį kartą apie santykius darbe. Taigi, brangioji, jau aš sakiau, kad kažkada ir aš tame buvau, kai manęs neklausė mano siuvėjėlės ir kai manęs nevertino mano vadovai. Ir tik tuo met, kai aš susiauginau pasitikėjimą savim, aš tapau ir girdima, ir vertinama. Bet tuo met jau, kaip ir sakiau, man pačiai. Tiesiog ten buvo per ankšta, per mažai erdvės, ar ne? Nors aš ten kurį laiką pasidžiaugiu tą šlovę ir gerais santykiais, tikrai turėjau pakankamai laiko jais pasidžiaugti, bet tiesiog supratau, kad man ten jau liūdna. Taigi, brangioji, jeigu mes matomės pirmą kartą, aš esu Lina Lasi, vidinės transformacijos, spindinčio pasitikėjimo, dabar drąsiai sakau, spindinčio pasitikėjimo, magiško lengvumo ir paprastumo tavo gyvenime katalizatorių. Katalizatoriai galbūt kažkaip įdomiai skamba, ar ne? Tiltelis, lieptelis, kaip tau priimtiniau, ar ne? Tas žmogus, kuris gali paimti už rankos ir pravesti iš to taško, kur tu esi dabar, aš tikiu, kad tu esi pasitikinti. Tik tai savo naujam lygmeniui, naujiem santykiam, to pasitikėjimo reikia daugiau. Kiekvieną kartą, kai mes augame kažką naują, mums reikia daugiau ir daugiau pasitikėjimo, nes senus marškinėlius mes išaugam. Taip? Ir jau reikia apsirengti naujais pasitikėjimo marškinėliais. Taigi padedu aktyvioms moterims įveikti nerimą, nepasitikėjimą ir tapti savo labiausiai pasitikinčią versiją gyvenime. O šiandieną vadinasi ir darbe, nes kalbu apie darbą, apie darbo santykius. Taigi mano klientės pamiršta viešo kalbėjimo baimę, drąsiai reiškia savo mintis, kolegoms, klientams ir ramiai pasitinka bet kokį iššūkį, nes jos žino kai kurias gyvenimo paslaptis. Bet kai ką šiandien aš to irgi atskleisiu. Taigi, kaip tapti savo labiausiai pasitikinčią ir spindinčią versiją darbe, darbiniuose santykiuose. Tai, brangioji, gal turit kažkokių variantų, būkit aktyvios, pasidalinkit. Galbūt ir aš kažko nežinau, gal įtrauksiu, pasidalinsiu su kitomis moterimis. Būsiu dėkinga, bet tai, ką aš duodu, žinau, kad tikrai veikia. Taigi, kai aš esu neišgirsta, nepatvirtinta, nepamatyta, savivertė pradeda mažėti diena po dienos. Ir tuomet kiekviena diena, kaip ir sakiau, yra išbandymas. O galbūt net ir kova. O mes moteris, mes nesutvertos kovai, nors mes jau pripratę, išmokintos ir tas kelnytės nešiojam ir mums labai patogu su jomis ir viskas gerai. Ir jau net darbe kovojam ir savo vietą po saulę kovojam ir su vyru kovojam ir su vaikais kovojam, mes jau praktiškai karžygiai. Praktiškai karžygiai. Bet ar jums tame gera? Ar jums šitas būdas kovoti yra geras? Taip, brangisis. Taip, truputėlį žinutės pasižiūrėjau. Ir rašykit, komentuokit, tikrai atsakysiu. Taigi, ar jūs norit kovoti? Ar jūs norit eiti iš jėgos su kumščiais, brangisis? Jeigu darbe yra dar ir vyrų, ir jūs eisit su tais savo mažais kumštukais, jūs pralaimėsit. Moteris nesutverta kovai, todėl yra daug veiksmingesni būdai, bet šiandien aš jums duosiu tiesiog ir elementarius, nepagalvotumėt, kad čia kažkas apie kažkokią magiją, kažkas nerealaus. Pradžiai pakalbėkime apie tai, kas realu ir tai, ką jūs galit be kovos susikurti savo santykiuose. Taigi, dabar dar paminėsiu, ką tu darai. Galbūt darai, bet to nereikėtų daryti. Bet kai tu matai, kad tavęs negirdi, kad tavęs nemato vadovai ar negirdi, ar kolegom bandai kažkokią tai mintį
pateikti kaip pasiūlymą. Tavęs negirdi, kaip pilka pelytė kamputį ten cipsi ir tavęs negirdi. Nors iš tikrųjų esi labai protinga moteris, labai darbšti moteris, aš net nebejoju. Bet vat, vienas bet ir tu tarsi tokia po pilku kažkokiu uždangalu tampi. Taip? Ir ką tu tuomet darai? Tuomet puoliai kitą, pabuvai pilka, tavęs nepamatė ir tuomet tu greičiausiai bandai pataikauti ir gerintis, aukoti save, nutilėti savo nuomonę. Arba kitas kraštutinumas, neištvėrusi sprogsti pykčio banga, net jeigu esi išsilavinusi moteris. Taip? Ir kas tuomet vyksta, brangio, ir vienu ir kitu atveju. Vienu atveju tu išduodi save, kitu atveju tu nutekini labai daug energijos. Taip? Ta energija, kurią tu galėtum panaudoti savo tiesiog kūrybai darbe, tu nutekini kovai arba bandymams nusipelnyti kolegų meilę arba vadovės, vadovo meilę. Tiesiog tavo energija teka ne ten. Ne tavo pagrindiniam darbui atlikti, bet kažkaip tai nusipirkti, jeigu tu susimažini ir pataikauji, arba išsikovoti, per pyktį išsikovoti savo autoritetą. Ypač jeigu tu esi vadovė, dabar čia tiks į temą, ir tu bandai jau per pyktį valdyti savo žmogeliukus, kurie žiūri tave, laukia užduočių. Taip, jie tavęs bijo, bet jie tavęs negerbia. Ir čia, vertinimų nenoriu duoti, bet čia ne tas metodas, kaip tu turėtum valdyti. Aukštasis pilotažas yra, kai tave gerbia ir paskui tave nori eiti. Ne iš baimės, bet dėl to, kad tu esi autoritetas, dėl to, kad tu esi bokštas, kad tu esi švyturys. Tas, kuris pasirūpina savo žmonėmis. Tas, kuris yra empatiškas, kuri tiksliau supranta, kuri girdi, ne tik reikalauja, bet ir girdi. Tai, brangioji, gerai. Taigi, jeigu save radai nors viename iš mano išvardintų situacijų, tai noriu tau atnešti aiškumo ir palengvinti tavo situaciją darbiniuose santykiuose. Ir dabar pradžiai pakalbėkim apie iššūkius. Iššūkiai ateina pas visas, absoliučiai pas visas. Ir pas mane ateina iššūkiai. Tik tai, vienas moteris tas iššūkis įkvepia veiksmui, o kitos sustingsta, praranda jėgas, užlieja bejėgiškumo jausmas. Kam tai yra pažįstama? Brangios, man tai buvo pažįstama ir labai gerai. Ir aš tą neslėpiu, nes buvo laikas, kai man tai buvo pažįstama. Ir dabar, kad tų iššūkių, pirmiausia, elementariai, kad tų iššūkių tavo darbe būtų mažiau, tai labai svarbu išmokti atsirinkti darbus. Kai gauni užduotis, atsirinkti darbus, kurie yra svarbus, kurie ne. Nes mes, kai mūsų pasitikėjimas mažas, mes pradedam nuo tų mažų užduotėlių, su jomis, užsikuičiam, gaištam daug laiko ir nespėjam padaryti tai, kas yra iš tikrųjų svarbu. Ir tada vadovas sako, ir ką tu čia šiandieną padarei? Nagi kaip ir nieko. Ten kažką bileka. Taigi turi išmokti prioritizuoti savo darbus. Tai yra, kas yra svarbu ir tai būtinai pasidaryti. O kas nelabai, gali būti, kad pakeliu ir numirs. Ir čia tau labai pagelbėtų planavimo įrankiai. Galbūt kažkokią tai techniką pati žinai. Dabar daug apie tai rašo, daug mokymų. Viena iš tokių gal darbui tinkančių, tai būtų Pomodoro metodas, kad išvengtumėte perdegimo. Aš ir pati truputėlį pasimatavau, galvoju, gal darbė visai ir tiktų. Tai jo principas toks, kad tu dirbi 25 minutės, 5 minutės darai pertrauką, vėl 25 minutės, bet jau net laikmačių nustatai, kad nei minutės daugiau neperdirbtum. Nes kitas tu 25
45 dirbi, šiaip 45 pamokos, atsiprašau, minutės yra pamoka tam, kad protas kaip ir išlaiko dėmesį. Čia tu trumpiau dirbi ir greičiau padarai pertraukėlę. Per 5 minutės tu kaip ir per daug neatsijungi nuo savo tą, ką darėjai, nepamiršti, visiškai nereikia tau paskui labai daug susikaupti, kad vėl grįžt, bet per 5 minutės tavo smegenys šiek tiek pailsi. Tiesiog atsijungi, tada pavaikštai, išeini kažkur, visiškai nuo darbo stalo pakyli. Kažką va tokio su judesiu padarai. Ir vėl 25 minutės dirbi, ir vėl 5 minutės pertraukos. Na, ten jie taip rekomenduoja 4 kartus ir po to gali būti ilgesnė pertrauka 15 minučių, kad išlaikai našumą. Aš pabandžiau, žinokit, pavyko man, pasiteisino ta technika, bet aš tai turiu moteriško planavimo techniką ir aš ją duodu jau išskirtinai savo klientėms, nes mes moteris, na, mums kitaip su tuo laiku gaunasi. Mums tie minučių tikslumai yra sudėtinga, bet, na, duodu tai, kas irgi veikia. Tiesiog esate dabar realiai darbe, neatiduosiu iš visos informacijos per vieną, ar ne, nespėsiu daug jums duoti, tai pasimkite tai, ką duodu, tai, ką galit pritaikyti, vat, kad ir tą techniką. Taip, toliau iššūkius brangiosios. Na, truputėlį terpsiu energetinio lygmenių, nes aš čia virtuozas, tai yra mano niša, mano sritis ir be to aš negaliu. Nors po to vėl aš jums duosiu tokių gyvenimiškų, praktiškų patarimų. Iššūkius tu susikuri iš savo vidinių kūno programų ir niekaip kitaip. Tu gali keisti darbus, nuo sudėtingo, eiti į paprastesnį, į lengvesnį, mažesnį, kur mažiau atsakomybių. Bet tu vis tiek, jeigu tavo viduje sėdi ten tas, na pavadinkim jį dabar velniukas, išdykęs velniukas, kuriam labai patinka chaosas, pykčiai, bausmės kažkokios, tai, na, kurios kyla per pykčius. Bausmė tai reiškia, aš supykau, aš paskui išeikvosiu energiją ir aš save tarsi nūdžiu. Tai va, jeigu tavėje sėdi ta, iš tikrųjų tai yra ne velniukas, o programa, tavo vaikystės programa, tu bet kurioje vietoje, tu lygioj vietoje sugebėsi brangioj nesąmoningai, tu nesikalta, tiesiog tavo kūnas jau taip pripratęs prie tų programų ir susikuri lygioj vietoje problemas. Problemas ir chaosą. Taip? Tai va, tą norėjau pasakyti, kad labai svarbu susitvarkyti savo energetiką ir tuos visus velniukus, kurie tavėje sėdi, na, ne velniukai, bet programos iš tikrųjų, eliminuoti iš savo kūno ir savo gyvenimo, iš savo istorijos. Tai būtina padaryti, kad tu nekurtum naujų situacijų energetiniam lygmenį. Nes tai, ką mes fiziniam lygmenį darom, tai užtrunka, tai yra ir sunkiau, ir ilgiau. Energetiniam lygmenį pokyčiai momentaliai vyksta. Tik jie ne iš karto matosi. Taip, tai čia mano mylima tema, čia aš esu tikrai virtuozas. Ir savo gyvenime taip prisitaikius ir savo klientės per tai vedu ir matau, kas pas jas vyksta. Taigi ir dabar einam į tuos iššūkius darbe, einam į tą realų gyvenimą. Taigi tas pirmas iššūkis atėjus į naują darbą yra susikurti, užmegzti draugiškus santykius su kolegomis. Ir dabar paneigsiu tą mitą. Iš tikrųjų aš jau paneigiau, kad nėra nesukalbamų su jų kolegų. Nėra. Jeigu tokių bent pora yra, tai tik dėl to, kad tu dar kaip magnetukas jį trauki. Ta savo kolega, kuris tau, va dar čia mūdu ragučiai susidursim, pakonfliktuosim, kol tu kažką išmoksi, suprasi, paleisi ir tada aš nuo tavęs atsitrauksiu. Taip jisai to nepasako, bet aš sakau jo energetiniam lygmenį, kas vyksta santykiuose darbe. Tai kodėl kartuosi tau ciklai, situacijos kažkokios įtemptos, jeigu ypač turi įtemptus santykius. Taip, taigi, jeigu atėjai į naują darbą, nauji kolegos, viskas nauja, gali pradėti nuo nulio. Tai pirmiausia, parodyk nuoširdų susidomėjimą. Tiesiog nuoširdų susidomėjimą kiekvienu kolegu.
Nes tas, man neįdomu, tu vis tiek, galbūt tau iš tikrųjų neįdomu, bet pasistenk, jau atėjai į tą kolektyvą, vadinasi, tau čia reikia sėdėti tam kabinete. Tai pradžioj. Jeigu jau ar taip tu su juo bendrausi, tai jau kai tu bendrauji, tai bendrauk nuoširdžiai. Žiūrėk į akis, girdėk, ką tau sako, iš tikrųjų klausykis. Nes jeigu tu užsiemus ir dirbi, tai aiškiai vardink, kad, brangiuoju, brangusis, dabar aš susikaupu, žinai, man čia naujas darbas, aš turiu, daugiau man reikia susikaupti negu jums, nes jūs jau mokat. Gali ten atsiprašyti, nors atsiprašinėjimai irgi nėra gerai, bet ne šios dienos tema. Tiesiog bendrauji, tai bendrauk nuoširdžiai. Matyk ir girdėk, ką tau tas žmogus sako. Tuomet ir jis tave matys ir girdės, galvos, o šita moteris, jinai mane girdi. Jeigu norit, kad suprastų žmogus, kad jūs girdit, tiesiog pakartokit, ką jis pasakė, aš tave taip, čia problema, ar čia jo džiaugsmas, pakartokit. Ir supras, kad jūs tikrai išgirdot. Ir jūs pradės vertinti, kad nors vienas žmogus mane girdi. Taip? Jums nereikia pataikauti, jums nereikia nutilėti savo nuomonės. Jūs tik nuoširdžiai išklausykit ir nuoširdžiai atsakykit tai, ką jūs manot, neišduodama savęs. Neižeisdama, neužgaudama. Taip, nebijokit klausti. Ir ką aš pati rekomenduoju, nes aš irgi daug pozicijų samdomam darbę esu perėjusi, geriau lėčiau mokinkitės tą naują poziciją, naujas užduotis, kas ten yra, ir užsirašinėkit, konspektuokit. Geriau lėčiau 10 kartų klausti, dabar tą pirmą dieną, antrą, kai dar jums atleisna, negu kad jūs ten bandėt per 2 dienas visą informaciją pasimti ir po to visą mėnesį dar vis klausinėti, nes įsidėjo tik tai galvą, o čia išėjo viskas, nieko neatsimenu ir vėl trukdau kolegas. Tai konspektuokit. Geriau lėčiau, mažais gabaliukais, taip ir prašykit, kad nebijokit pasakyti, kaip jūs norit mokintis to savo naujo darbo. Ir argumentuokit, taip, aš tą labai gerai išmoksiu, tada aš eisiu prie kito. Ar taip galima? Tiesiog diskutuokit. Net ir su vadovu savo. Eikit į diskusiją. Nereikia būti pilkai pelytei. Nes vadovai labai vertina žmonės, kurie turi savo nuomonę, kurie yra pasitikintis, kurie galbūt mažiau žino, bet jų pasitikėjimas toks, kad juos padėti bet kurioje situacijoje. Jie greitai sužinos, ko jam reikia, jie išsivartys, jie išsivers, jie sustvarkys su ta užduotim daug geriau negu tas, kuris yra super duper kvalifikuotas, turi daug patirties, daug žinių, bet yra nepasitikintis. Jis turi tas žinias, bet jis tiek savim nepasitikė, kad jis bijo jas taikyti. Ir vadovas visada rinksis tą drąsesnį, kuris mažiau žino, bet kuris aiškiai sako savo nuomonę, kuris nebijo klausti. Jeigu nežino, ar sako nežinau, bet sužinosiu, pasistengsiu, paieškosiu. Taip, nebijoti. Nežinai ir sakyk, nežinau, paieškosiu, sužinosiu. Taip, tai tas yra labai svarbu. Dabar, ko negalima daryti darbe? Neskųskit, niekada neskųskit savo kolegų. Nes niekas nemėgsta skundalių. Ir aš tame tarpe labai nemėgdavau, kai ateidavau viena kitą skųsti. Nei man ten įdomu iš tikrųjų ir jau iš karto man apie tą žmogų daug pasako. Tai kad ir kaip, gal ten ir neteisybė matot. Jeigu matot neteisybę, tai jūs pati prieikit ir pasakykit, kad taip nedaryk ar nekalbėk ar kažką. Jeigu jums tai kabina, prieikit ir pasakykit, bet neskųskit. Nes tokių žmonių niekas nemėgsta. Ir tie patys vadovai nemėgsta. Taip, dabar ką aš dar, žiūriu, ką aš dar noriu. Na gerai, vis tiek einam prie energetikos dar. Nustokit vertinti savo naujus kolegės. Net jeigu jūs stovit, sėdit prie savo darbo stalo, žiūrite ten kitą kolegę ir, ten taip apsirengus, čia kažkaip ne taip, čia, žodžiu, kažką ne taip daro, gal ne taip pasidažius. Viskas, ką jūs galvojat, ta kolegė viską nuskaito energetiniu lygmeniu. Viską. Jinai tik to nesuvokia, bet jie kažkodėl nesinori prie jūsų eiti. Nenori su jumis būti. Gal antipatijos nejaučia, bet jie nesinori su jumis ir būti. Lygiai tas pats vadovas. Jeigu jūs
savo vadovą keiksnojat, burbuliuojat, jo pareiga vadovauti, jis negali ten jūs išglostyti, jis turi sureguliuoti eismą, jis turi daug atsakomybių ir jis ten gal tų žodžių neparinko dailesnių, gražesnių, pasakė, kaip jiem išėjo. Bet tai irgi šiaip savo nenutinka. Jis irgi vadovas jaučia, kuris pavaldinys nuoširdžiai su juo bendrauja ir jį myli, gerbia, o kuris jo nekenčia. Ir vadovas lygiai taip pat jo nežino kodėl, bet jį purto prieš prie to. Vat nesupranti, nes tu jauti, ką apie tave galvoja, energetiškai nuskaitina. Ne kiekvienas supranta apie tą energetinį galbūt lygmenį, bet jaučia, kad jis nenori su šitu žmogum būti. Arba galvoja, su jais tai 3 mėnesiai ir aš jį tiesiog pasiūlysiu ieškoti darbų toliau. Vien dėl to, kad jis nuskaitė tai, ką jūs ten galvojat. Čia į tą pačią temą neapkalbinėkit. Užsiimkit savo reikalais. Čia yra laiko švaistimas apkalbinėt kolegas, vadovus, taip mes moteris pleputės. Mums tai patinka, mums tai nežinau, čia turbūt genetiškai galvota, bet jau tik pagavot save, stop, ką aš čia veikiu, gal aš turiu savo reikalų. Taip, ir pasitraukit, jau ten kažką apkalbinėt, geriau atsitraukit, kad jums neįsivelkite, tegul jau ten kas apkalbinėtas, tegul apkalbinėjau, ten jų reikalai. Arba galit pasiūlyti, pasakyti tiesiai akis, bet tada, aišku, nepatiks. Nepatiks, bet nebijokit sakyti tai, ką manot. Net jeigu tai prieštarauja. Žmonės, kurie sako savo nuomonę, yra labiau vertinami negu tie, kurie su viskuo sutinka. Nes tas, kuris pasako nuomonę, galbūt tuomet lyg kažkoks konfliktukas, kils kažkas, bet jūs parodysit savo tvirtumą, kad jūs turit savo ašį ir jūs ilgalaikį perspektyvą, net nereikės ilgalaikės, kelios dienos jūs gerbs už jūsų nuomonę, net jeigu jinai yra priešinga jūsų kolegoms arba vadovui. Aš paskutiniu metu savo vadovui labai tiesiai šviesiai sakydavau viską, kas man nepatinka. Net daugiau, aš dar kaip pagalvoju, daugiau sakydavau, negu kad gal reikėtų vadovui sakyti. Bet su manim ateidavo ir tardavosi. Taip? Vat būtent po to, kai aš pradėjau sakyti viską, kas man nepatinka, su manim ateidavo ir tardavosi. Nes jaučia, kad manęs po darbo nepaliks, ten man kažko prikraut, va čia tas, kur labai krauna daug darbus. Jeigu jūs ten kažkaip praryjat, neštės namo arba liekat po darbo, pasidarot, tai jums galima ir daugiau duoti, kaip sako, kas paneša, tam duoda daugiau. Tai jums ir kraus. Tokiu atveju, kai nepadarėte vieno darbo, jums jau duoda kitą darbą arba dar porą darbų. Labai paprastas yra klausimas. Aš dar turiu šitą ir šitą, kurio aš galiu nedaryti. Kurio darbo man nedaryti. Bet tiesiog konkrečiai užklauskit savo vadovės. Kas svarbiau? Jeigu sakys, viskas svarbu, laikė yra tik tiek laiko, aš padarysiu, bet tvirtų balsų turit, nedrebančių balsų. Aš padarysiu dabar, bet per šiandieną arba per kitas valandas galiu padaryti vieną darbą. Vadovė, išsirinkit, gerai, bet kurį darbą? Aš tą padarau, paskui kurį galiu atidėti. Tiesiog taip ir klauskit, ko man nedaryti. Man šis klausimas labai patiko. Aš jį išmokau iš savo vienos kolegės ir paskui ir pati jį naudoju. Tikrai labai geras klausimas. Taip, dabar pasižiūriu, ką dar aš pasižymėjau, ką aš dar jums noriu pasakyti apie santykius, o jūs tiesiog, jeigu turit komentarų, ar jums naudinga, parašykit, arba klauskit. Taip, gerai, dar pakalbėsiu apie polius. Žmogus turi 2 polius, šviesų ir tamsų. Tai yra teigiama ir neigiama. Ir kolega, kuriuo polium į jūs atsisuks, priklauso tik tai nuo jūsų vidinio magneto. Pas mus mėgstama sakyti, atėjo darbą, ne ta koja išlipo iš lovos, ten Kęstas ar Petras ar kažkas. Va, šiandieną jis ne ta koja išlipo iš lovos. Jeigu jūs tik tai matot, bet jūsų tai nekabina, galbūt jis ir netako išlipo iš lovos. Bet jeigu jis atėjo ir prie jūsų kabinėjasi, būtent tas kolega kažkodėl tai prie jūsų, kažką ten jums žodį, kažkokį negražų, grubesnį pasakė, kažkokį vertinimą, bet būtent prie jūsų.
Tai ne tas Kęstas ar Petras netako iš lovos išlipo. Vadinasi, jūs atėjot su tokia emocija, su tokiu savo magnetu, mes turim daug magnetų, bet jie arba aktyvus, arba ne. Su tokiu savo polium atsisukė, kad būtent tas Kęstas ar Petras jums ir parodo, kas šiandieną pas jūs yra aktyvu. Ir galbūt kai kuriuom bus labai sunku suprasti, apie ką aš čia kalbu, aš čia per poliai. Mes visi be išimties turim ir tamsią ir šviesią pusę, kaip diena ir naktis. Tai yra gamtos duota. Tik tai diena naktis prasisuka ir tame yra ir gero, ir blogo, ar ne? Diena, viskas auga, saulė, dirbam, naktis, ilsimės, miegam. Dabar imam žmogų. Tamsus ir šviesus polius. Pa žmogų, aišku, geriau, kai tas šviesus polius visą laiką, bet tamsus polius kam yra skirtas? Tie žmonės, kur mums atrodo blogiukai, iš tikrųjų jie irgi daro gerą darbą kai kam. Jie tiesiog yra aktoriai tiem žmonėm, kurie pilni skausmo, aukos, būsenos ir jiems reikia būdelių. Jiems reikia, kad juos kažkas kankintų. Iš proto tai nesuvokima, bet brangiosios taip yra. Vėl nukrypau nuo temos, bet negaliu apie tai nekalbėti, nes akivaizdžiai matau, kaip kai kurios žmonės, kai kurios iš tikrųjų moteris labai kenčia. Va dėl šitų programų aukos, geros mergaitės, dar geros mergaitės dar ten galima kažkaip gyventi, bet kai yra aukos programa, tai yra labai sudėtinga programa. Ir va tie blogiukai, kurie su tą savo tamsia pusę nuolat bado, va tada jie yra šitiem žmonėm, kurie pasirinkę būti auka. Kurie susitaikę darbe, jeigu juos skriaudžia, jeigu jiems krauna, gerai, padarysiu, nutilėsiu, nevalgysiu pusryčių, nevalgysiu pietų, bet sėdėsiu ir padarysiu. Ateis tas blogiukas ir jums duos dar vieną darbą. Nes jūs save pati paminėt, jūs save neatstovėt. Ir jūs tas blogiukas mokina, kai jau jums tiek skaudės, kad jūs neištversit ir pasipurtysit, mokina savivertės. Tokiu būdu, tokiu sunkiu būdu, bet mokina savivertės. Taigi, kad darbe taip nenutiktų, tai darbą eikit gerai nusiteikusios, su savo to geru polium atsisukusios. Nes, kai mes į veidrodį žiūrim ir šypsomės, ką mes ten matom besišypsančią moterį. Tai kai jūs šypsotės, pasaulis šypsosi jums. Tai va taip kurkit santykius darbe ar su klientais, jeigu jūs nesamdomom darbe, tiesiog su klientais. Eikit į klientus su šypsena. Bet jeigu klientas užlipo ant kojytės, paklauskit kodėl. Taip? Arba savęs, arba jo. Taip, gerai. Gerai, dabar einam toliau. Ką aš jums dar noriu pasakyti? Dar duosiu praktiškų patarimų. Tiesiog, jeigu atėjot naujai darbą, arba kad ir ne naujai, bet jaučiatės tokia kaip atstumtoji, niekas su jumis nebendrauja. Tai dalyvaukit bendrose veiklose. Kaip komandos susirinkimai, pietus, arbatėlės, kažkokie po darbo pasibuvimai. Nueikit, pažinkit kolegas. Jeigu jūs ten sėdit 8 valandas kartu, pažinkit ir pamatysit, kiek daug gerų savybių tie kolegos turi. Kai jūs išeisit į gamtą, ar ten kažkokią sporto šventę, ar į bowlingą, įmonės taip organizuoja, jūs pažinsit savo kolegas iš kitos pusės ir tuo metu užsimegztas kitas kontaktas. Ir jie jūs pažins. Galbūt kaip sportininkė, kaip sėkminga, jūsų autoritetas pakils, jeigu jums ten kažkas gaunasi, ar ne? Parodykit save ir iš kitos pusės. Ne tai, kad aš visiškai atsitraukiu, man neįdomu, aš niekur neįsiašiu ten per sena ar per jauna tam kolektyve. Dalyvaukit, brangiosios, gyvenkit. Gyvenimas yra tam, kad gyventi, pasiimti kuo daugiau galimybių. Ir aš visada mėgstu sakyti, jeigu atėjo iki jūsų, arba išbandymas, arba pasiūlymas, žinokit, kad jūs jau galite ir tą išbandymą praeiti ir su tą galimybę sutvarkyti. Čia tom, kuriuom, tarkim, atėjo pasiūlymas dėl darbo ir atlygis geresnis, tai jau rodo visata, kūrėjas, kad tu jau gali. Tik tai sustabdo baimė viduje, tas aukos kažkoks ten trupinukas likęs sustabdo nuo to. Ne, aš galbūt nesusitvarkysiu.
Jeigu tu nesusitvarkytum, iki tavęs tas pasiūlymas nebūtų atėjęs niekaip. Niekaip. Nes man irgi mėgstamas posakis, neateis iki jūsų prezidento problemos. Niekada, nes jūs ne prezidentas, ar ne? Net toj padėti esate. Bet iki jūsų ateis tik tai, kam jūs jau pasiruošę ir kur jums galbūt reikia tik truputuko pasimokinti, paaugti, pasidomėti, o gal tik pabandyti tai padaryti. Ir pamatysit, kad jums puikiai gausis. Ir gausit nuo kolegų aplodismentus kažką naujo darydama. Ar ne, ten kažkokia programa, jeigu konstruktorė, nežinau, ten AutoCAD'as, kas ten dabar jau ten kiti tie pavadinimai, kažkas naujo. Ir visi moka, jūs nemokat. Jūs dirbat su ta sena programa, nes bijot išeiti iš komforto zonos. Kuo greičiau eikit mokintis. Kuo greičiau, kad jūs neiškristumėt iš rinkos. Ir jums bus smalsu, ir jūsų smegenys dirbs, ir Alzheimeris greitai neužpuls. Ir pati jausitės tvirtai, ir tai išmokau ir pasirodo visai nesunkiai. Tai, brangis, tai šitą įsidėmėkit. Viskas, kas ateina iki jūsų, jūs jau su tuo galit susitvarkyti. Gerai, grįžtam prie santykių, kad labai jūs ilgai neužlaikyti. Taip, gerai. Jau sakiau, palaikykit pozityvų bendradarbių būti, požiūrį, per savo irgi, per temas, ką vystot. Neaptarinėkit ten tų politikų, nesivelkit, neužveskit ten tokių temų, kad brangu, ar ten pensijos toli, ar mažos, ar... Įneškit pozityvo, kreipkit visada kolegas, kad jų asociacijai jūs taptumėt ta šviesuliukas, ta moteris šviesuliukas. Visi apie problemas kalba ir tada tas žmogus kaip ir sutapatinamas yra su problemomis. Jeigu jis ten nuolat klauso TV ir tos mėgsta kiloti visus kriminalus, kas blogiausia Lietuvoje, tai tarsi etiketė, jau kažkas neigiamo ir prilipę, nors jūs ten gal tiesiog nagrinėti, jums įdomu. Būkit tas žmogus, kuris kažkaip tiesiog pozityvas. Net ir nieko nekalbat, bet prieš tai kalbėjot tokias temas, kurios, pakelia nuotaiką, visiems įkvepia. Ir tada norės žmonės su jumis būti, norės prie jūsų glaustis. Taip. Taip. Ir pakels tai jūsų autoritetą kitų akyse. Taip, gerai. Taip, brangioji, apie pavaldinius jau sakiau, kad jeigu pavaldiniai tau vadovauja, vadinasi, trūksta tau pasitikėjimo savimi. Ir tuomet yra labai sunku ir tiem, nes vieni negauna krypties, ką jam daryti, kur daryti, o tau kaip vadovė irgi sunku, nes tu nesijauti tvirtai. Ir taip, yra žmonės, kurie gimė vadovauti, jau gimė vadovai ir yra, kurie negimė vadovas. Bet jeigu jau taip nutiko, kad šiuo metu esi vadovaujančioj pozicijai ir pati jauti, kad tau nepatinka vadovauti, pradėjo tai įmanoma sutvarkyti. Čia jau yra grinai pasitikėjimo lavinimas. Aišku, tų programų paleidimas, kurios tau uždėjo tos lukštus nepasitikėjimo, tas nepasitikėjimo grandinės ir auginimas pasitikėjimo. Ir tuomet tave iš pagarbos, ne iš jėgos, bet tave gerbs. Taip, tai dabar, brangioji, daviau patarimus fiziniam lygmenį, nors šiek tiek ir apie energetinį kalbėjau. Tai jeigu tu nori valdyti lengvesnį būdą, kurti darnius santykius darbe, parašykit man pliusiukus ar ką nors, ar nori tokį būdą įvaldyti. Aš dar pažiūriu klausimus, gal kažką jūs man... Jolita, stringa internetas. Čia jau senesnė turbūt žinutė. Taip, dabar pakomentuokit, ar jau atsirado internetas, aš tik dabar pasižiūrėjau. Ar nors pliusiuką, jeigu pliusiuką uždėkit, aš tada suprasiu, kad viskas gerai. Taip. Tai pasižiūrėsim, ar jūs mane dar matote. Kažko nematau. Taip, ar galit man kažkas pažymėti, kad matau, kad stringa, bet ar aš dar esu?
tiesiogiai. Būsiu labai dėkinga, kad nesikalbėti su savim, man ką nors brangiosios pažymiai. Ai, matau, reakciją matau. Taip, truputėlį pasižiūrim, nes jeigu ką, teks jungtis iš naujo. Nu, man atrodo, aš gerai. Nu, man atrodo, kad yra. Taip, ai, Daiva, dėkoju, Daiva, matot, gerai, kad matot. Tai, nu, kad ir striks tas internetas, kažkaip šiandieną pabaigsiu, nes reikia man keisti tikėję. Irgi mano energija tokia stipri, turbūt, kad internetas neatlaiko. Kartais per sesijas mums su moterimis, kai iš tikrųjų prieinam kliūtį, bet šaknį, esminę šaknį, kai prieinam problemos klientės, ima ir įsijungia internetas arba kažkas paskambina jai. Ir aš tai jau puikiai žinau, dėl ko tai yra, tos programos nenori išeiti iš kūno ir mes viskas yra energija, čia galėčiau kalbėti ir įrodyti, nes savo klientėm duodu įrodymus, kad jos suprastų, kas jos yra iš tikrųjų ir tik tuomet mes einam pokyčius. Nes kol protas netikė, jūs galite kartuoti tas afirmacijas milijoną kartų ir niekas jums neveiks. Protas turi patikėti, kad tai veikia, ką tu darai. Tai brangiau, kadangi aš apie tai pradėjau kalbėti, o klausimų daugiau nematau apie darbinius santykius, tai aš tau papasakosiu, kaip tu, bet aš norėjau fiziškai ją veikti, aš šiaip bijau aukščio. Ir, na, patys, kiek sugebu, aš kartais pati savo darausi hipnoterapijos seansus, bet pačiai sunku. Čia jau turiu būti labai pažengęs ir, na, praktiškai neįmanoma, nebent tu esi jau specialistas tos srities. Šiek tiek pasidariau ir mano jaunimas padėjo, aš užlipau į Birštono apžvalgos bokštą, tai yra, paskui sužinojau, kad tai yra aukščiausias Lietuvoje apžvalgos bokštas. Bet, žodžiu, vienas jo priekį, kitas po... Ir paskui žiūriu, kad ten nieko baisaus. Tiesiog išėjau į baimę. Tai vienas paprastas būdas – eiti į baimę. Kitas būdas – greitesnis ir paprastesnis. Pašalinti priežastį. Pašalinti šaknis tavo baimės. Nes jeigu yra nepasitikėjimas, vadinasi, buvo laikas, kai tau kažkas nuolat kartojo, kad tu tokia, kad tu ten negabi, kad tau kažkas nepavyksta. Taip. Tad jeigu tu nori įvaldyti tą lengvesnį būdą, kurti darnius santykius, beje, tas modelis, kurį dabar duosiu, galvoju, čia 2 savaitės ar po 3 panašiai savaičių, jisai tinka tiek darbiniuose santykiuose, tiek asmeniuose santykiuose, nes fiziniam lygmenį taip skiriasi modeliai. Darbė ten taip elgiamės, namuose kitaip elgiamės. Kai mes kuriam energetiniam lygmenį, pasauliniam lygmenį, tas pats principas tinka tiek darbo santykiams, tiek namų santykiams kurti. Taigi, brangioji, labai greitai startuos mano koncentruotas 5 savaičių modulis. Sakau tik modulis, nes tai didžiosios mano programos dalis ir pagalvojau, kodėlgi neleidus moterim prisijungti, kurios nori, būtent santykius, dėl santykių. Ar šeimoje, ar darbe, 5 savaitės nėra daug, bet tikrai veiksminga. Aš pati, kurdama jį dabar darydama, pas mane materializacija pusdienis, 1 diena. Va taip vyksta. Pagalvojau, rytoj jau yra. Taip, aš galbūt jau tame gyvenu, man yra truputėlį lengviau. Bet kad tai veikia 200%. Taip. Tai brangioji. Ir tas pats modelis tiks tau ir su vyru, ir su vaikais, ir su draugais. Tai yra pamatas visiems santykiams. Taigi, noriu pasiekti, arba būtų dar, man asmeniškai būtų dar paprasčiau, jeigu užpildytum paraišką. Aš po šito laivo įklijuosiu komentaruose, kur tu galėsi tiesiog ir aš su tavim susisieksiu.
Ir aš irgi taip pat į save investuoju ir taip pat augu ir lazerio tikslumu, praktiškai. Čia nesigeriu, nesidedu jokios karūnos, o dabar buvom su moterim neseniai praeitą savaitę, aptarėm sesiją. Greitai lazerio tikslumu įvardinau priežastis, kurios ją sulaiko nuo jos tos vizijos, kur jinai nori nueiti. Taip? Nes pasąmonė taip aiškiai parodė ir taip konkrečiai, galbūt ne kiekvienos, jeigu tu esi labai logiška, tau reiks truputėlį kitų metodų, bet jeigu tu gebė atsipalaiduoti su mano vedimu, jeigu pasitiki tai ir atsipalaiduosi, labai greit galim surasti priežastis. Tai brangioji. Ir kas vyksta toliau? Suradus priežastis, žinoma, kad jas reikia šalinti. Ir kai mes jas šalinam, pasidalinsiu keletų ištraukų iš mano klienčių rezultatų. Keletą fragmentų. Kas buvo iki? Buvo sunku užmėgsti kontaktą, nelabai kas norėjo draugauti. Dabar žmonės patys kalbina, nori bendrauti, nori draugauti. Beje, viena moteris sulaukė labai karštos net meilės, kaip pasakyti, santykio. Taigi neįsivaizduoju, kad toks vyras gali iki manęs ateiti. Ir mes visiškai nedirbom su santykiais absoliučiai. Mes tik tai pasėjom sėklas ir išrovėm piktžolės. Tiksliau, pirmą išrovėm piktžolės, po to pasėjom sėklas. Ir, praėjo laiko praėjo dėl šitų santykių, galvojom, reiktų net pas ją pasitikslinti. Gal kokie 3-4 mėnesių, gal šiek tiek ir daugiau. Tai va, kas nutinka, kai kūnas yra atsipalaidavęs, kai tu esi moteriškoj būsnai, ne toj su kumštukais, kaip aš pirmai kalbėjau, kad mes jau įpratintos kelnytėm su kumštukais ir aš pati nešioju tas kelnes ir viskas su jom gerai, viskas patogu. Jau tiesiog mums tai prilipo. Bet gyvenimo būdas vyriškas, moteriai, mes tai pavirsim į vyrus, brangiasis. Aš tai už moterišką būdą, už paprastumą, už lengvumą, bet kokioj sudėtingoje situacijoje. Bet kur aš ir vedu klientės, kodėl net programą perrašyk savo DNR, aišku, ten dar pridėjau kelis modulius, pervadinau spindintis optimizmas. Atrodo, taip nerimtai skamba, ne? Kas čia spindintis optimizmas? Iš tikrųjų, tai yra spindintis pasitikėjimas. Lengvumas visame, kame, ką tu darai. Ar tai santykiai, ar tai tavo darbas. Kai tu eini su lengvumu, šalia tavęs žmonės nori būti, šalia tavęs klientai nori būti, jeigu tu marketingė dirbi, tik prie stipraus žmogaus ateis. Ne produkto kažkokiais. Jeigu aš rinksiuos, aš eisiu pas profesionalą, pas tą, kuris pasitikinčiai man kalba, kurį aš energetiškai nuskaitau. Ne pas tą, kuris ten tiesiog aš nieko nežino apie tą produktą ir matau, kad jis nepasitik nei savim, nei to produktu. Taip? Tai pasitikėjimas yra labai, labai svarbu. Kas dar vyksta? Gerėja santykiai, čia pas daugumą. Kas su vyrais, su vaikais, tai irgi mes su to dar nedirbom, bet jau pas jas gerėja. Todėl aš matau, kad tai yra aktualu ir įtraukiu specialiai santykių modulį, kurį dabar, jis bus kaip atskiras fragmentas mano DNR kurso. Bet nusprendžiau šį kartą, nežinau, ar taip darysiu ateityje, leisti prisijungti prie jo visoms norinčiams, už tikrai simbolišką kainą, rašykit man, kurias domina ir galėsit praeiti savarankiškai, be sesijų, be nieko, bet veikia ir taip. Tik tiek, kad kai ateina klientės iki manęs, mes ten daugiau pasikapstom, įsitraukiam daugiau visokių reikalų, nes aš ir praeitą kartą kviečiau taip moteris ateiti tik į tą modulį, bet dažniausiai renkasi pilną kursą, nes nori rezultato, nori didelio rezultato. Ne šiek tiek. Taigi, brangioji, jeigu esi moteris, kuri vertina savo laiką, kuri neatsisako savo tikslų ir svajonių dėl to, kad šiuo metu dar neturi vidinio resurso, tai yra tinkamo pasitikėjimo lygio, derančio su ta vizija, kur tu nori nueiti. Ir įsivaizduok, kaip gali atrodyti tavo darbo diena, kai tu esi išlaisvėjusi, kai tu esi drąsi, kai tu esi pasitikinti, kai iš tikrųjų tas spindintis optimizmas. Ir nebijok to žodžio, trykšta nuo tavęs. Visiems nuo tavęs gerai ir tau pačiai. Taip? Taigi kertinės savybės, su kuriomis dirbu su klientėm.
pasitikėjimas savim ir tuo, ką darai. Bet kai dvelkia kiekvienoj tavo akimirkai, pagaliau esi pastebėta. Bet į ką aš vedu moteris. Taip, taigi nori žengti savo naujo lygio pasitikėjimą ar sukurti naujos kokybės santykius, kur tu esi pasitikinti, verta, pastebėta ir svarbiausia, kad tau pačiai viduje gera nuo viso to. Brangioji, mes gyvenam ne dėl automobilių, ne dėl namų, ne dėl karjeros, mes gyvenam dėl jausmų. Ir kol jūs kovojat, kad kažką įsigyti, o emociškai jūs esate nelaiminga, jums nesuteiks laimės, jūs galite didžiausią namą įsigyti, jūs nebūsit laiminga. Nes visų pirma, jūs sunkiai kaip moteris užsidirbot, ne? Nes moteris, jeigu sunkiai krūvinai uždirba pinigus, tie pinigai dažniausiai išeina sveikatai gydyti, kažkokiam nenumatytiem dalykam, traumam, tokie visokie tokie dalykai. Taigi, brangioji, jeigu tu pavargai būti šešėlyje ir neišgirsta kolegų, vadovų ar pavaldinių ir esi pasirengusi sužinoti, kas trukdo tavo sėkmei, tai laukiu tavo užpildytos paraiškos. Primenu, į tavęs nieko neįpareigoja, bet gali gauti lazerio tikslumo įžvalgas. Neprižadu, bet galbūt ir tau tai atsitiks. Kad gausi įžvalgas, tai tikrai kokio tikslumo priklausys, kiek tu atsipalaiduosi, kiek tu būsi atvira ir nusiėmusi žinių karūną. Taigi, brangioji, apkabinu ir šiandieną aš jau baigsiu. Dar pasižiūriu, jeigu mane kažko klausia. Nieko neklausėt, tai tuomet aš tik klijuoju paraišką. Jeigu dabar aš galėsiu ją tai padaryti, kol eina laivas, nežinau. Nežinau, bet ir nebijau pasakyti, kad, nežinau, tikrai nežinau. Vadinasi, įklijuosiu po to. Radau. Parašykit, ar buvo jums naudinga, ar išgirdot kažką, ar įsikvėpėt. Ką ir Mina komentuoja. Protas gal patiki tada, kai padarom paleidimus, baimės ar problemos. Pagal Sedono. Nežinau, ir Mina Sedono techniką girdėta, bet negaliu pakomentuoti apie šitą techniką, nes aš jos nenaudoju. Gal naudoju, tik nežinau pavadinimą. Protas patiki tada, kai tu pirma, ne problemas, ne baimės, nieko mes nepaleidinėjom, pirmiausia, protui duodam įrodymą, nieko nepaleidinėdamos, tiesiog protui aiškumą, protui faktus, protas turi pamatyti, kaip kūnas klauso minčių ir tada jisai leidžiasi į kelionę su tavim. Bet aš taip taikau. O galbūt ir Sedono technika viskas su ja gerai, tiesiog aš jos nežinau. Arba žinau, bet nežinau pavadinimo. Tai per pirmas pamokas mes dirbam su įrodymais. Bet kurio modulio dirbam su pirmiausia protui duoklė atiduota, nes jeigu jisai nepritars, brangioji, nieko nebus. Nieko nebus. Tai pirmiausia turim su savo tuo puikiu, nuostabiu įrankiu susitarti, susidėlioti taškučius ir tada jau ten iš jo. Programos ne protė sėdi, programos sėdi kūne. Ilgalaikė atmintis jūsų yra kūne, ne protė, ne smegenyse. Protas yra tas tarpiniai, kurie iš kūno viskas sueina, visi neuronų tinklai. Tai ką, brangiosios, apkabinu ir laukiu tų, kurios atkakliausios ir vis dėlto nori pasiekti savo finišą, kaip pasitikinčios moteris, kaip dar labiau pasitikinčios, jeigu dabar savęs ir nelaikai nepasitikinčia, bet norint į naują tvenkinį, į naują skaičių finansinį, visur ten, kur nori, reikalingas naujas lygis ir pasitikėjimo. Tai jeigu tu tam nusiteikusi, pasiruošusi naujam savo santykio, ne tai, kad naujiems santykiams, bet naujam santykių modeliui, tai kviečiu pildyti paraišką ir mes pasikalbėsim. O dabar visas apkabinu,
tiesiog gera buvo su jumis susijungti, labai gera energetika ir praeitą sekmadienį taip gerai, tiesiog jaučiuosi, nes aš irgi jūs nuskaitau. Taip, tas, kurios žiūrėsit įrašą, na, jau visą tai po to, bet aš nuskaitau tas, kurios esate dabar. Taip. Ir gali būti jau mano ir filtrai uždėti, iki manęs neteina neigiami dalykai. Filtrai, tai ta prasme, energija mano tokia nepraleidžia, kurias nori moteris, mes darom šitą praktiką, pasidaro savo filtrus. Tai brangiasis, bet šiandieną buvo ne apie magiją ir aš esu ne apie magiją, aš esu apie realius dalykus, aš visą tai taikau savo gyvenime ir savo klientėms, kurias be galo myliu ir kurios pas mane noriai sugrįžta, kai jinai į naują lygį savo. Taip? Tai ką, apkabinu visas, sakau gražaus vakaro ir geros, prasmingos savaitės, taikyti tai, ką pasakiau, eikit geranoriškai, o tos, kurios nori greitai, nenori laukti, nenori atidėlioti, nori gyventi čia ir dabar spindinčią savo versiją, savo spindinti pasitikėjimą, aš jums jau įklievau paraišką, tai prašau, Jolita. Įklievau, kurios norit, užsipildykit ir aš jums paskirsiu laiką artimiausių metų. Tai ką, apkabinu ir sakau iki ir laukiu tų, kurios norėti į naują savo gyvenimo kokybę, su spindinčiu pasitikėjimu ir optimizmu.